Sveiki, botai! Norit gerų dešrų? Šiandien aš kaip dešrų profas pasakysiu, kokios dešros yra geros, kokios ahujienos, o kokios visiška chuinia. Ir taip, prieš pradedant, pasitikrinkite, ar pas jūs jau stovi laikas, ar jūs parašėte komentą, nes man jūsų nuomonė visiškai nesvarbi. Nu ką, mūsų top 5 topą atidaro servelatinė dešra. Ji yra visiška chuinia, kas ją valgo, tas įbanas duchas, nes valgyti šitą šūdą gali tik maži daunai arba daunai, iš vis servelatinė dešra tiesiog chuinia. Jei jūs ją valgot, eikit nušokit nuo 9 aukšto savo pamoikės. O prieš einant sužinoti, kokie dešra atsirado 4 vietoje, noriu jums parekomenduoti OptiBet. Gerą kazino žaidžia tik tikri vyrai, o BetSafe chuinia. Žodžiu, eikit statykit ant Real Madrido arba Manchester City. Ten patys nuspręsit, kaip tapti milijonierių. O mūsų 4 vietoj atsirado rūkyta Samson dešra. Šita dešra yra biški chuinia, bet ne tokia chuinia kaip servelatinė. Bet šita dešra atsirado 4 vietoj tik dėl to, kad ji atrodo kaip šūdas. 3 vieta. O prieš sužinojant 3 vietą, noriu su jumis pažaisti trumpą žaidimą. Jei jūs nespėsite pasubscribinti mano kanalą per 1 sekundę, jūs kiaulės narglys. Gerai, 3 vieta. Vytinta dešra. Šita dešra yra gana nebloga, bet iki kitų ahujenų dešrų, jei dar kaip tau iki tavo pirmo sekso. 2 vieta. Klasikinė Biovelo salami dešra. Čia tiesiog labai gera dešra, skani, gera, jo labai skani man jį. Patinka, ją valgo tik tie, kas supranta, kaip gauti kaifą nuo dešros valgymo. Vienintelis minusas šios dešros – chujava upakovkė. Ją nepatogu atidarinėti, bet šitas minusas kompensuojasi kitais dideliais pliusais. O prieš sužinant 1 vietą, noriu jums priminti, kad jūs turite būtinai pastatyti savo didelį pirštą į viršų, pasubscribinti mano kanalą, nes kai aš gausiu 8 milijardų subscriberių, jums bus dovana. Aš parodysiu savo auksinį dantį. Nu gerai, iki 8 milijardų mums toli, tai dėl šito einam pažiūrėsime, kokia dešra yra 1 vietoje. Kokia dešra yra pati geriausia visame pasaulyje. Kaip pati skaniausia ir geriausia. Jo jūs neišgirdote, pati geriausia! Nu kągi, ai ne, stop! Aš žinau, kad jūs nusibodo OptiBet reklamos, bet pas mane jos pačios geriausios. OptiBet geriausias bookmakeris visoj galaktikoje. Greit tapsite milijonierių. Būsit kaip naujas charakteris iš GTA 6. Jei norite jį pamatyti, užeikite į mano kanalą, būtinai pasubscribinkit ir daužkit kalakolčiką. Tai ką, jei norit pamatyti mano video, kuriame aš nuhakinau Rockstar Games ir pažaidžiau GTA 6, užeikite į mano kanalą, būtinai statykite ant visų vidų didelius pirštus į viršų ir komentuokite visus vidus ir tapsite milijonierium kaip naujas GTA 6 charakteris. Kad jį pamatyti, užeikite į mano kanalą, būtinai pasubscribinkite mano kanalą ir raskite video, kuris vadinas GTA 6 Gameplay. Ir ten pamatysite šitą charakterį, nu kągi, 1 vieta. Ai ne, pas mane Instagrame išėjo nauja nuotrauka. Būtinai užeikite į mano Instagramo linką, nepaliksiu, ieškokite patys. Žodžiu, ten išėjo gera nuotrauka. Ji įdomi, būtinai pažiūrėkite. Arba jūs botas, eikit dirbti į Maksimą arba į Lidlą ir valgykite šūdinas dešras. Gerai, 1 vieta, daktariška. Čia jokių prikolų, viskas rimta. Šita dešra yra pati geriausia dešra visame pasaulyje. Ji labai skani, nelabai tokia ir brangi, bet labai skani. Ją galima valgyti su viskuom, kom nori. Su batonu, su sūrium, su agurkais, pomidorais ir net su pinigais, jeigu užeisi į OptiBet ir pastatysi bent jau 3 milijonus babkių. Tapsi milijonierium kaip naujas charakteris iš GTA 6. O kad jį pamatyt, reikia užeiti į mano kanalą, pastatyti didelį pirštą į viršų, kas parašys komentą po šitum video, gausi galvą. Aišku, pinigais, o ne rankom arba kumščiais. Nu kągi, visiems ate. Servelatinė dešra chuinia, daktariška zaibys, skani, gera, nelabai brangi, saliami dešra irgi nebloga, vytinta gerai, o OptiBet geriausia.